Labą rytą. Šiandien pasiėmiau išeiginę. Nepasiėmiau, bet taip gaunas, kad pirmadienį norėjo žmonės apsikirpti. Šiaip pirmadieniais išeiginį, nes šeštadienį dirbu. Tai pasiėmiau, pasidariau taip, kad būtų antradienį išeiginį, kad nedirbti visas 6 dienas. Aišku, orelis viskas baigės, vakar pradėjo pliaupti normaliai ir dabar nesimata pakol kas gražių dienų, kad parodytų. Kaip sakant, back to normal. Kai tuo tarpu lietuvėliai tenai vykst šiuo momentu tiesiog kaitra, baisu, tėvukai netur kur dingti. Kambariuose po 30 laipsnių karščia. Ir kaip sakant, žaryščia. O šiandien ryte kilau, biškį pasportuoti. Važiuoju dabar į biškį miestą ir iš savo kaimą. Aišku, vėl pradėt purkšti. Dabar 15 šilumos rodo, pusė po 8, bet ne kažką ir pakels, man atrodo, šiandien tik tais 17 tą rodo. Nu ir bandysim šiandien biškį pasportuoti, reikia pratintis prie grūdintis ir taip toliau savo išvykas, kuriuos laukiu. Ir jinai jau artėja, jau nei mėnesiuką nelika. Tai norėsiu biškį plačiau apie tai papasakoti, bet dabar važiuojam į džymą. Nu, biškį pasportavom. Nusipirkau tom pačiu dar tokių gumų. Reikės sutvirtinti namuose tokį augalą. Nes pradėjo žydėti labai ilgi žiedai. Nutempė visai žemyn. Tai dabar važiuosim namo. Kavikės. Ramiai. Išeiginį. Nu vėl darbukiai. Šiandien nusipirkau laikrodį. Nes tas jau visai be stiklą apsivel plaukais. Ir sustoju, 11 metų atlaikė. Senuks, batereikas. Jau nebevaliuoju, tai sakau, nusipirksiu kokį nors patį pigiausią. Bandysiu pakeisti, oi koksai baltutis. O tai batereikas dovanų neįdėjo. Tai reikės eiti į mašiną. Pasiimti batereiką, kaip suprantu. Nu, aišku. Žiūrėsim, kiek laikys. Kažkas tiksi. 8, 19.
Už kokį 20 minučių turėtų ateiti šuniuks. Ir prasidės darbo diena. Laiko. Toks blankus. Tą senuką reik padėti. Sako, blok ženklas išmesti laikrodžių. Šiandien turim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 šuniukus. Vieną ant galą naują spanielį. O visi kiti seni klientai. Dėl sukirpėjęs rankšluostis žiauriai geras dalykas. Kaip jis čia vadinas? Magic towel kažkoksai. Jisai va toksai dabar labai ties, bet jisai va užpili vandens suminkštėja ir pati kai kempinį viską sugeria. Žiauriai gerai. Susitaupo nereik rankšluosčių ir žymiai, kaip sakant, namo nešti rankšluosčius plauti vien džiovinims kiek. Čia kaip pirmai įsimaudai šuniuką, tai visada išsiskutu pėdutes, kai užšvarus plaukai, kad kuo mažiau gadinti mašinėlę ir paskui nagigus nusikarpyti. Kaip tu nori pabėgti? Bet taip visą laiką pradžia tokia. Kaip tu nori pabėgti? Kaip tu nori pabėgti? Kokie apžėlėliai. Stovėsi. Į bangas. Patarimas. Namuose, jeigu įsigijot naują gyventoją, jauną šuniuką, norit būt, kad visada būtų švarus, aišku, reikia prausti. Jeigu ypač ilgą kailę, tai išsimaudę, neleiskit šuniukui lakstyti visur, kad paleidžiat ir kraujuojas į kilimus. Pirma, gerai nusausinat ir paskui pratinat, įjungiat feną, kažkur šalia padedat ir tuo pačiu metu šukuojat palei plauką. O feną galite iš pradžių biškį toliau, arčiau ir va taip po biškį šukuojat, nepaleiskit šuns šlapę lakstyti. Tai bus žymiai švelnesnis kailiuks
ir pripras prie feną ateičiai į kirpyklą, nebijos. Kailis bus žymiai švelnesnis, kai kartu džiovini ir šukuoji.